Kažkas padėtų mums apmokyti naujus, nepatyrusius žmonės ir kurie galėtų startuoti dirbti registrų centre. Ir štai mes turim šiai dienai realų rezultatą, kada žmonės motyvuoti mokosi, mes jiem pristatom registrų centro veiklą. Registrų centras, sakyčiau, yra šiek tiek unikali įmonė, gal netgi ir labai unikali įmonė, nes ji realiai yra visai valstybei teikianti IT paslaugas įmonė, tokia kaip IT virtuvė valstybės paslaugoms. Tai analitiko darbas yra tas išgirsti, ko reikia dabar, numatyti, ko reikės rytoj, pagalvoti apie įvairius scenarius ir tai iš žodžių išgirstos informacijos perteikti raštu, per schemas, per sakinius ir atiduoti likusiai komandai, kad tai realizuotų. Tai čia kūryba, tai man šita vieta yra esminė. Tai vis tiek būtų komandinis darbas, tai tikriausiai kiekvieną dieną būtų tas dienos stand-upas, susitikimas su savo komanda, darbų aptarimas ir pasidalinimas. Po to be abejo būtų tiek bendravimas su komanda, pateikiančia mums užsakymus, ar tai užsakovais, ar tai būtent mūsų veikliniais padaliniais atnešančiais mums poreikius iš mūsų galutinių užsakovų institucijų ar klientų. Būtent tada be abejo būtų tų reikalavimų aprašymas programuotojams suprantama kalba, gilinimasis į susijusius dalykus, į kasdienį tų vartotojų gyvenimą, vartotojų patirties, experience tyrimas. Tai iš tiesų įdomus, įtraukiantis ir labai įvairus darbas. Ta prasme, tai ne monotoniškas. Esminės yra gebėti perteikti tą, ką išgirdai raštu kitiems. Ar tai būtų funkcinis reikalavimas, ar tai būtų user stories, pagalvoti, kad kitas žmogus perskaitęs, tai turėtų suprasti tai, kaip tai tu supratai. Jisai tiesiog turi kalbėtis su daug skirtingų žmonių, jisai turi suprasti žmonių poreikius, juos išgirsti, ar ne, ir pabandyti juos paversti į tos vadinamus reikalavimus, iš kurių gimsta nauji sistemų funkcionalumai. Tai jisai yra tas tarpinis žmogus kūrėjas, kuris atneša žmogaus poreikį ir kuris tampa realybę vėliau. Mano skyrių analitikai, jie eina labiau horizontaliai, turi padengti labai daug skirtingų temų, klausimų. Jie tokie visapusiški tampa, net ir konsultantai gali ateiti, sakyti, kaip man suteikti prieigą specialistui, kaip man užtikrinti, kad šitas sutarties punktas būtų įgyvendintas, nes nepavyksta kažkokie dalykai. Kaip man sutartį galbūt pratęsti. Nors ir kai kurie klausimai nėra tiesiogiai mums kaip analitikams, bet tie klausimai paprastai vis tiek ateina pas mus. Iš tiesų, tam, kad būtum geru analitiku, reikalingos 3 komponentės. Tai viena iš tų komponenčių yra tos srities, to verslo, to domeno žinios, kuriame tu dirbi, kurių tu neįgausi niekur kitur, kaip tik tos srities įmonėje, kurioje dirbi. Tai šitą dalyką be abejo kiekvieni gali išmokyti patys. Tada yra technologinės žinios, būtent supratimas apie tas technologijas, apie jų veikimo principus, jų struktūrą ir panašiai, su kuriomis dirba tos komandos. Ir trečias dalykas yra metodinės žinios, ta prasme, žinojimas metodologijos, kaip optimaliai organizuoti procesą, kaip veikia visa metodologija ir panašiai. O esminis dalykas, kad būtų žingeidus, komunikabilus ir kvestionuotų. Kad būtų tas, kuris išgirdęs kažkokį teiginį, nepriimtų jį kaip neginčiamą tiesą, o galėtų paklausti, o kodėl, ir pagilintų šiek tiek plačiau, ar ne? Nes analitiko reikalas yra paklausti visų įmanomų klausimų, o tada ar tai būtų projekto vadovas, ar tai būtų product owneris, jau su juo išsigrynins, ar ne, o tai ką visgi, kas mums svarbu, o ką mes galim palikti kaip mažiau svarbius ten komponentus kažkokio funkcionalumo. Nėra įstaigos Lietuvoje, kuri ugdytų analitikus. Aš jau nekalbu, kad IT analitikus, bent ugdytų analitikus, ar ne? Mes turim universitetus, kuriuose tos bazinės plačios žinios, mes turime krūvą įstaigų, nežinau kaip jas pavadinti, kurios moko, nežinau, ten frontendo, Javos, QA-aus ir panašiai, bet mes neturim to, kas moko analitikų. Tai tas tų bazinių žinių per analitiko pjūvių davimas tiem žmonėm, tai yra geras startas.
Na, aš manau, kad sudėjom tai, kas turi būti pagrindai analitikui. Pagrindai ne tik iš analitikos pusės, tai yra ir IT pagrindai, ir sistemų kūrimo pagrindai, ir paties be abejo analitiko kompetencijos pagrindai. Na ir plus labai norėjom pabrėžti tai, kad šioje programoje atsidurtų būtent specifiniai registrų centro dalykai, tokie kaip agile'as, procesinis valdymas, atsispindėtų ir ta pati informacija ir apie registrų centrą, kad atėjęs naujas žmogus jau žinotų kuo daugiau apie įmonę, kurioje jisai darbuosis. Ir mes jau turim sėkmingos patirties, juos samdydami ir jau keičiančius rytis, ateinančius iš kitų sričių, tai iš tiesų tas būtent vidinis noras ir motyvacija yra visų pirmas varikliukas. Aišku, antras tai yra būtent sugebėjimas logiškai mąstyti ir įsisavinti informaciją. Tikimės, kad per tuos 3 mėnesius jie pasisems pakankamai žinių, pradinių kažkokių, tai kurios tikrai nesam naivūs, nesitikim, kad jie taps visų tų sričių, kurias dabar susipažįsta ekspertais. Bet tikimės, kad jau bus girdėję tas visas pagrindinės savokas ir žinos, kur kreiptis, ką atsiversti susidūrus su tais pačiais dalykais realiam darbe, kad nebereiks jų mokyti nuo nulio. Tikrai yra sudėtinga rasti analitikų ir motyvuotų analitikų rinkoje šiuo metu, ypač tikrai rinka yra ne mūsų pusėje. Ir kitas dalykas, labai patiko tas, kad programa jau yra pritaikyta tam, ko mums reikia. Tai būtent pagal tos metodus, kuriuos dirbam, pagal tos procesus. Tai reiškia, kad jau mes gaunam žmogų ne tiesiog įgijusi kažkokių teorinių žinių, kurių galbūt mums ten beveik ir nereikia, bet būtent tų žinių, kurių mums reikia. Užsukom į Edon vado Domo paskaitą ir ten kaip tik buvo kalbama apie tai, kad mūsų rinkai reikia daugiau neprogramuojančių IT specialistų, kad visi gamina programuotojus, testuotojus, bet reikia ir daugiau įvairesnių. Ir iš tiesų mums labai atliepia ta tema ir mes priėjom pasikalbėti asmeniškai į stendą po šito pranešimo. Ir ten bendrai su Edonu sutarėm, kad galima padaryti kažką tai kartu. Kad iš tiesų nėra taip jau nerealu sukurti bendrą projektuką ir gana greitai pradėti tokių žmonių auginimą. Ir iš tiesų norėjosi rasti kažko kitokio, su kitokiu požiūriu. Tai tie pirmieji pokalbiai su Edonu parodė, kad mūsų požiūriai labai panašus ir kad tiek jie, tiek mes esam linkę ieškoti naujų galimybių, nes einant patikrintais keliais, tai iš tiesų reikia lenktyniauti su daugybė mąstančių taip pat. Tikrai jau buvo minčių, kad reikėtų kažkaip atrasti tokią, nežinau, ar partnerystę, ar kitus ryšius, kad kažkas padėtų mums apmokyti naujus, nepatyrusius žmonės ir kurie galėtų startuoti dirbti registrų centre. Tas ženklas, tas nuėjimas į logino konferenciją, išklausimas to netikėto pristatymo, po to netikėtas susitikimas su Domu. Ir štai mes turim šiai dienai realų rezultatą, kada žmonės motyvuoti mokosi, mes jiems pristatom registrų centro veiklą ir labai tikimės, kad tas susidėliojimas visų ženklų jisai įsipildys 100%. Kai registrų centrą apskritai įsivaizduoji tą piktą moterytę, kuri pyksta, kai pas ją prie langelio ateini. Ir įsivaizduoju ir IT skyrių tokį, pavargusių žmonių. O čia tokie gyvi, linksmi, gyvi, nežinau, vidum gyvi žmonės. Ir tas šiauriai fain. Galvojau, kad tai nėra kažkas didelio, turi tų mažų padalinių, ir ten centre managementas ir ten kažkoks IT skyrius su kabinetu, kur ten kažkokiais vėl serveriais ten. Ir čia pat važiavus, tai feels different, tikrai kitas pojūtis, kitas vaizdas ir kad čia jau ne ta mažytė, bet tikrai stambi ir inovatyvi, turbūt sakyčiau, įmonė. Kai motinystės atostogų išėjau, buvo labai gera proga paklausyti širdies ar proto. Tai pasirinkau šokti nepažįstamus vandenis tiesiog. Išeinu iš to, ką suprantu, ką darau, į visiškai to, ko nežinau.
Tai pasikalbinau kelias pažįstamas, kurios toj srity dirba. Eik, sako, viskas bus gerai, tikrai sugebėsi, tikrai gausis. Tai kažkaip, kadangi turiu pavyzdžių, kur ir moteris gali, tai šokau. Per informatikos klasės mokėmės, patiko, darėm, tiesiog išgąsdino, kad čia labai sunku, čia ne kiekvienas gali ir ne kiekvieną praleisiu ir po 15 gerų metų bandau į tą IT sferą vėl sugrįžti. Tai yra susiję jau su registrų centru, tai yra jau kažkokia potenciali darbo vieta. Suviliojo gal, kad Don visai neblogai atrodė internete tiesiog ir pats aprašymas pačios programos. Žodžiu, viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Tai gauti tuos pagrindus, apsimokslinti, kad būtent pradėti registrų centre dirbti. Kad ta pradžia būtų, kad būtų žinios, kad būtų galima jau atėjus kažkaip ir susigaudyti ir suprasti, ką tu darai. Kad tai bus intensyvus kursas ir taip ir yra, bet tai ir yra gerai, mano supratimu, nes mes gaunam milžinišką kiekį informacijos, kuri tikiuosi suguls galvoj ir bus vertinga paskui. Tai žiauriai kietas dėstytojas buvo ir labai žmogiška, suprantama kalba paaiškina, kad tu supranti. Tai tas labai patiko ir važiuoji. Ir visai tas praktiniai tai žiauriai faina, nes viena dėstytoja teorinės dalies, jinai iš savo darbinės ilgametės patirties labai daug pasakoja su konkrečiais pavyzdžiais, tai visai kitaip ta informacija susiguli. Kad geri kursai. Nuoširdžiai geri kursai. Turime tokį kaip ir žemėlapį į priekį, kiek dar specialistų ruošiamės augintis, kiek ruošiamės prisitraukti jau patyrusių, tai iš tiesų tų persikvalifikuojančių žmonių rinkoje mes dairysimės pastiprinimo tikrai dar ne vieną mėnesį ir gal ir metus. Dirbdamas registrų centre prisidėsi prie kiekvieno žmogaus. Padėsi kiekvienam žmogui. O kitas dalykas, ar ne, kuo mes turbūt išskirtiniai esam nuo visų startupų, tuo, kad startupas tai yra namo statymas nuo nulio, nuo pagrindo, tas ieškojimas naujų dalykų, ar ne. O čia namas jau yra pastatytas. Tai pastatytą namą, jį atrenovuoti, sutvarkyti yra kur kas įdomiau, kur kas daugiau iššūkių reikalauja. Ir tu tą nuolatinį tobulėjimą turi tęsti nuolatos. Unikali patirtis darant visai Lietuvai svarbius, kiekvienam piliečiui svarbius sprendimus. Tai iš tiesų pats darbo įdomumas ir turinys, kai tu darai ne kažką tai konkrečiam verslui, konkrečiai siaurai šakai, o darai tai kiekvienam, darai tai pagal visiems žinomas priežastis, visiems žinomus poreikius ir visiems žinomus įstatymų pasikeitimus ir panašiai. Tai šita tas darbo įdomumas yra mūsų tas išskirtinumas, kurio negali pasiūlyti mūsų konkurentai labai dažnu atveju. Bet yra didžiulis kiekis sistemų, didžiulis kiekis analitikų, produkto vadovų, programuotojų, vidinių, išorinių. Ir jie visi iš esmės yra susidirbę ir visi komandiškai bendrom jėgom bet kokio dydžio projektą kaip čia suvalgo. Tai va tas dydis, ta apimtis ir tas jau gebėjimas organizacijos dirbti mane tikrai sužavėjo. Net ir ne tik finansinė, bet vien sakau, dėl galimybių, dėl mokymų, tu esi vienu žingsniu aukščiau kurti savo geresnę ateitį. Tai čia yra įmonė didelė su labai daug galimybių, todėl praktiškai jeigu žmogus dirba mažesnėje įmonėje, ar tai būtų net ir valstybinė ar privati, tai čia yra galimybių automatiškai daug daugiau. Mes kaip įmonė nenustojam plėstis, kad mes kaip registrų centras nesam tas stereotipas, kaip ten kelios tetos prie langelių ir adminas, kuris prižiūri jų serverį, kad mes esam didelė kompanija, valstybinė įmonė, panaši labiau į korporaciją negu į kažkokią tai mažą kontorėlę su didžiuliu 200 žmonių IT departamentu. Ir iš tiesų mes augsim, plėsimės ir tikrai ieškosim daugiau tokių kaip jūs. Dar turbūt mitas yra tai, kad registrų centras yra tokia stagnaciška, nelanksti, neįdomi įmonė, kad tai yra biurokratinis aparatas, kad čia dirba tik tie, kurie galbūt laukia pensijos ar panašiai. Tai vėlgi visiškai absoliutus mitas, nes
šita įmonė yra auganti, tobulėjanti, komanda yra įvairia pusė, pradedant nuo tų žmonių, kurie dirba čia ilgą laiką, kurie sukaupia didžiulį žinių bagažą, kurie tą žinių bagažą yra pasiruošę geranoriškai perduoti ateinančiom kartom, ateinantiem naujiem žmonėm. Ir visas tas komandos junginys padaro neįmanomus dalykus. Tai vat juos nustebino tai, kad pas mus yra sistemų kūrime, vystyme įdiegti tokie procesai, kad mes greitai judam ir mes siekiam to greito rezultato ir tai yra toli gražu nuo to, ką dauguma įsivaizduoja. Tai toks vienas iš šitų ir kitas dalykas dėl pačios kultūros net irgi vėlgi tikisi, kad tai yra biurokratinė kultūra, kur gal bambekliai susirinkę sėdi, tau nenori dalintis informaciją, bet ypatingai mūsų IT padalinyje tai toli gražu, tikrai visi kolegos noriai padeda, dalyvauja apmokymuose ir ta kultūra jinai yra iš esmės praktiškai nesiskirianti nuo tų pačių startupų. Turėčiau tą lūkestį, kad tas žmogus ir toliau būtų motyvuotas, norintis tobulėti, norintis padėti tam kiekvienam Lietuvos gyventojui, kiekvienai įmonė ir panašiai. Kad jeigu mes dirbam gerai, tai tiesiog yra normalu, bet jeigu mes dirbam blogai, apie mus rašo laikraščiai ir rodo televizijos naujienos, tai iš tiesų kiekvienam žmogui darant kažkokį tai nekokybišką produktą, tikriausiai atgarsiai ateitų daug didesnė negu suklydus ten darant kažkokią mažiau reikšmingą sistemėlę. Ir ta atsakomybė iš tiesų, jinai tikrai juntama, bet savotiškai jinai ir savotiškos motyvacijos ir įdomumo prideda, ne tik tai kažkokią tai krūvę ant pečių.